Jeigu vieną generatorių pasigaminti, labai brangu būtų. Sakau, gaminasi žmonės, kurie norės, tegu yra paslapčių, išradėjas nenori konkrečiai duoti, jisai man parašė. Yra teorijos knyga, yra jo išradimai, sako, tu nesivargink, sako, aš parašiau, kad aš tą darau dėl to, kad aplink stato atominės, besigrasindami jie čia statyti atominę, kurios niekada nepastatys, nes neturi pinigų, bankrutuoja valstybė, jie grasinasi statyti, jie tam grasinimai jie buvo reikalingi, kad pasigrobti tą energetiką už dyką, už litą pasiimti. Va dėl ko. O jie niekada nestatė, nenori statyti ir nepastatys, nes koks durnius finansuos Lietuvą bankrutuojančią. Niekados, nesąmonė. Tai jie sukėlė tą, sakant, tokį sąmyšį, dabar puikiausiai rusai stato prie pat Vilniaus galingą ir pavojingą elektrinę, Kaliningrado sritį stato vėl rusai prie šito sovietsko vadinamo Tilžės. Ir mes atsiduriam pavojingoj vietoj, mes turim kraustytis iš Lietuvos dėl šito dalykų. Tik mes nupirkę, sakau, tos, kurie jau yra Gama Manager, ir 4 kart pigiau negu atominė. Generatorius pastatė, mes nukonkuruojam jiem praeisvo pastatyti. Baltarusija ir turi protą, aš su šito energetikos ministru susirašinėjau. Tai jisai, aš laukiu sprendimų, bet jisai protaujantis, jisai irgi nusipirks, parodysim, kad duoda, kad pigiau, jis nusipirks, nebestatys. O rusai, jeigu statys, mes per šitą Europos Sąjungą pareikalausim, liautis tokius nesąmonės, nebereikia. Geresnių būdų yra. Sakykit, vis tik tai reikėtų pirkti patentą, įsikviesti tos mokslininkus iš Rusijos, taip, kurie sukūrė Pirmiausia, įsikviesti. Bent, kad paskaitą paskaitytų. Netgi Seimas nesugebėjo, mes siuntinėjom kiekvienos Seimų, nesugebėjo pasikviesti. Įsivaizduojat, kas ten darosi, kas ten per tamsumą. Tamsumas pašalinti reikia pagal himną. Iš Seimo pašalinti tamsumas. Iš vyriausybės tamsumas pašalinti. Augustinai, sakykit, ar galėtumėt jūs nurodyti savo telefoną, kad žmonės galėtų, kadangi dabar skambina žmonės ir prašo pakartoti jūsų elektroninį paštą, tai Augustin 53, ne Augustinas, tai Augustin, gmail.com. O telefonas jūs... 8 699